Sveiki, dar viena laida iš atvirų metalo dirbtuvių. Ir grįžkime prie tygo. Kas yra svarbiausia tyge? Yra elektrodai, volframo elektrodai. O ką svarbu su volframo elektrodais padaryti, tai yra juos tinkamai užgalasti. Turime volframo elektrodą, kuris iš gamyklos, čia jau šitas buvo pagalastas ir sudegintas. Mes turim volframo elektrodą, kuris visiškai yra bukas. Ką su juo daryti? Na, jeigu turite patirties ir bent po ranka turite kampinį šlifuoklį, mes galim, užsidėję apsauginius akinius ir įsijungę kampinį šlifuoklį, pasigalasti elektrodą. Nušlifavau, aš rezultatų esu nepatenkintas, bet situacija kartais būna tokia, esi objekte, jokio šlifuoklio neturi, imi kampinį šlifuoklį, šlifuoji, viskas virpa, dreba. Geresnis variantas yra liaudyje vadinamas šmirgelis. Eime pabandom pašlifuoti su šmirgeliu. Abrazyvinis akmuo, elektrodas, šlifuokim. Na va. Taip. Šį kartą rezultatas yra žymiai geresnis, tolygus pagalandimas. Na, mano manimu, truputuką kampas galbūt yra per aštrus. Porą žodžių aplamai, ko mes norim ir koks turėtų būti rezultatas. Jeigu mes bandysim virinti su nepagalastu elektrodu, tai lankas bus iš tiesų labai platus ir terminio poveikio zona ir išlydyta metalo vonelė bus milžiniška. Kuo aš labiau galasiu elektrodą, tuo mano lankas siaurės, atitinkamai terminio poveikio zona ir išlydyto metalo vonelė siaurės. Eksperimentiškai nustatyta, kad tobuliausias kampas būtų 60 laipsnių. Jeigu aš dar galiu patį galiuką užbukinti, tai irgi yra neblogai, nes tada lankas nešoks kažkur šonuose, o jisai idealiai tiksliai užsidegs iš nubukintos vietos. Ir aš gausiu tikslų koncentruotą lanką. Turbūt ir prieš tai esančiuose kadruose pastebėjote, kad kada galandam stengiamės galasti išilgai elektrodo, kad susidariusios įpjovos irgi sukoncentruotų mano lanką. Jeigu aš elektrodą galandu skersai įpjovos, vėl mano lanko dingsta stabilumas, jisai išplatėja ir vėl kenčia mano darbo kokybė. Tai kągi daryti, kad gauti tobuliausią variantą? Paklausėm mūsų draugų stokerio ir gavome atsakymą. Sako, imkit, bandykit, pažiūrėkit, kas per daiktas, nenusivilsit. Bandom. Išsipakavom. Pažiūrėkim, kokios dalys yra. Turime elektrodų laikiklį ir dėžutę su cangutėmis. Cangutės yra įvairaus diametro, skirtos įvairaus storio elektrodą. Šiuo metu pas mane įdėta cangutė 2,4 mm storio elektrodui. Atsisuku veržlę, pasireguliuoju elektrodą ilgį, išsistumiu jį per porą centimetrų, užsiveržiu veržlę, laikiklis yra paruoštas. Sekantis žingsnis yra skalė, kurioje surašyta yra galimi elektrodų kampai. Atsisuku dvi veržlės, pasireguliuoju posvirio kampą, taip, galiu 60, galiu 30, priklausomai nuo užduočių, taip. Fiksuoju, viskas. Ir pasižiūrėkim, ką mes matome iš priekio. Taip. Yra langelis, po kuriuo slepiasi gražus deimantinis diskas. Galima atsidaryti, išsivalyti, prasipūsti, užsidengiam, puikiai matysim drožimo, galandimo procesą.
tiksliai nusistačiau kampą, porą prasukimų ir gavau tobulą užgalandimą. Kaip minėjau, turime kelias alternatyvas, tai pradedant kampiniais šlifuokliais ir baigiant profesionaliu aparatu. Ką duoda mums profesionalus aparatas? Tai yra kampas, stabilus kampas, tokio, kokio mes norim. Aišku, jeigu mes vyrinam kažkokias antraeilės konstrukcijas, tai turbūt ten, žinot, ir į kokybę kreipiam mažai dėmesio, tai tikrai galaskim iš rankos, gausis kažkoks vidutiniškas variantas. Jeigu mes norime tobulos kokybės, mes vadinasi turim gauti tobulą kampą. Tobulą kampą, na, dėja iš rankos bus ganėtinai sunku pasiekti. Tai tokiu atveju jums reikalingas yra toks aparatukas. Ilgalaikį perspektyvoj, daug šlifuojant, mes prisikvepuojam ir to pačio abrazyvo, ir to pačio wolframo dulkių, kas tikrai sveikatos neprideda ir tai nėra vitaminas, kuris pagerintų jūsų sveikatą. Vadinasi, turime sandarę uždarą dėžutę, kurie vyksta visas šlifavimo procesas. Mes galim būti ir be akinių, ir be apsauginės kaukės. Na, jausimės daug laisviau. Šį kartą tiek. Iki susimatymo.